Sveiki, mielieji, savo kūno programistai. Šiame video mes aptarsime likusius biologinius dėsnius, kurie mums paaiškins, kodėl vieni organai augina auglius, o kiti organai ardo audinius. O yra dar tokių gudruolių organų, kurie išvis nustoja funkcionuoti mūsų ištikus dideliam šokui. Ir kaip tai gelbėjo mūsų kailį mūsų užpuolus baisiems krokodilams. Ogi mūsų kūnas turi savo logiką. Ir čia dar ne visi fokusai marokusai, kuriuos išdarinėja mūsų išmanusis kūnas. Mes sužinosime, kodėl negali būti ne tik ligų, bet ir baisių metastazių. Taip pat įminsime uždegimų mįslę. Taigi, mielieji, niekas nebegalės jūsų gąsdinti mirtimi, kai ji jums iš tikrųjų negresia. Gamta nedaro klaidų. Gamtoje nebūna blogo oro. Todėl pirmas biologinis dėsnis ir teigia, kad liga tai visai ne liga, o speciali biologinė programa, kuri dar vadinama konfliktu. Šie konfliktai bazuojasi mūsų biologiniais poreikiais. Mūsų kūnas nuolat skanuoja mūsų jausmus. Ir kai mes staiga kažko labai išsigąstame, mūsų ištinka šokas, kūnas įjungia šią specialią biologinę programą su tikslu mums padėti išgyventi, nes jis mano, kad mūsų užpuolė baisūs krokodilai arba baisius mamutai. Ir jisai puola mus gelbėti, padidindamas ar sumažindamas kažkurio tai organo funkciją, kad padėti mums arba nudobti ar pabėgti nuo tų krokodilų. Taigi, šią specialią biologinę avarinę programą mūsų kūnas įjungia, kai ištinka šis didelis šokas. Tai yra, kai atsitinka kažkas labai netikėto. Mums asmeniškai tai yra dramatiška ir mes tai patiriame izoliuotai. Tai yra, netgi vėliau mes niekam apie tai nepasakojame, viską laikome savyje. Arba mes galime net nesuvokti, kad mes kažko labai išsigandome. Šoku ir baime aš šiuo atveju vadinu bet kokį diskomforto jausmą. Išgąstį, pyktį, nerimą, nepasitenkinimą, savęs nuvertinimą, supykimą, nusivylimą, ignoravimą, pasimetimą ir taip toliau ir panašiai. Nes jie visi bazuojasi baime, o baime tai yra nežinojimas, ką daryti šioje situacijoje, nes ji jums yra nežinoma. Krokodilais ir mamutais aš vadinu bet kokią gyvenimo situaciją, kuri jums kelia didelį diskomfortą ar didelę baimę. Tai gali būti skyrybos, artimo mirtis, teritorijos pažeidimas, jūsų ribų pažeidimas, darbo praradimas, tapatybės praradimas, grubumas, įžeidimas, bet koks smurtas, jūsų nepaisymas, baisi diagnozė. Tai yra bet kas, kas kelia didelę baimę ir nerimą ar labai didelį diskomfortą. Taigi, mūsų užpuola baisūs krokodilai, mes baisiai išsigąstame, mūsų smegenys įjungia specialią avarinę biologinę programą mūsų kailiui gelbėti ir iškart siunčia signalus į organą modifikuotis. Mūsų siela yra programistas, smegenys yra kompiuteris, o organas mašina vykdanti kompiuterio nurodymus. Ir šią specialią biologinę programą mes užprogramavome jausmais, tai yra stiprių išgąsčių. Ir ką mums sako antrasis biologinis dėsnis? Ogi jis mums sako, kad visos specialios biologinės programos susideda iš dviejų dalių. Tai yra kovos fazė ir kūno atstatymo fazė. Kovos fazėje mes kovojame su mūsų užpuolusiais krokodilais, o atstatymo fazėje, kai mes tos krokodilus arba nugalime, arba nuo jų pabėgame, mes tada atsipalaiduojame, nebebijome ir kūnas mus perjungia į kūno atstatymo fazę ir atstato viską, ką jam teko čia modifikuoti. Pirmoje kovos fazėje beveik nėra simptomų. Kūnas nuima bet kokį jautrumą ar skausmą, kad mūsų niekas neblaškytų ir mes sėkmingai pabėgtume nuo mamutų. Bet mes galime jausti ištisinį stresą, būti kovos būsenoje. Mus kamuoja įkyrios mintys apie šoką. Mūsų galūnės, tai yra mūsų rankos ir pėdos, būna labai šaltos, tiesiog ledinės. Apetitas dingsta, svoris krenta. Mus kamuoja nemiga, mes dažnai pabundame tarp 1 ir 3 ryto. Tai yra mūsų kūnas pats mus žadina. Kelkis, tave puola baisūs mamutai, daryk ką nors. Kai mes kažką padarome, kažkaip išsprendžiame
mus šią bauginančią situaciją, mes atsipalaiduojame, gerai jaučiamės, tada kūnas mus perjungia į kūno atstatymo fazę. Tai yra išgyjimo fazė. Mes manome, kad sergame, o iš tikrųjų mūsų kūnas vykdo restauravimo darbus. Šioje atstatymo fazėje yra visi simptomai. Mieguistumas, vangumas, geras apetitas, svorio priaugimas, skysčių išsiskyrimas, skausmas, tinimas, naktinis prakaitavimas. Tai yra visi uždegimai. Rando susidarimas. Taigi, ši kūno atstatymo fazė trunka tiek ilgai ir intensyviai, kiek ilgai ir intensyviai truko kova. Bet ne ilgiau kaip pusę metų. Jeigu jinai trunka ilgiau, reiškia, jūs neišmokstate gyvenimo pamokos ir susiklošius panašioms aplinkybėms vėl grįžtate čia. Ir vėl kankinate tą pačią baimę, tą patį organą. O organas vargšas jis vėl gelbėja. Tai taip vadinamos chroninės ligos, o vokiečių naujoji medicina tai vadina pakibusiais konfliktais. Kai mes vėl grįžtame čia ir taip pat sukamės kaip tavo veraitė rate ir niekaip neišeiname iš to rato. Ir vėl mums tai kelia tas pačias stiprias emocijas ir vėl mūsų kūnas vienodai reaguoja. Speciali biologinė programa tai yra tokia gamtos pagalvė, kurią mums gamta pakiša, kad mes neužsimuštume, kai mūsų ištinka didelė krizė. Bet jinai neskirta tam, kad mes ant jos miegotume. Nieko blogo yra truputį paverkti, bet atsipeikėję bėkite spręsti savo gyvenimo iššūkio, nes atstatymo fazės viduryje jūsų laukia egzaminas. Tai vadinama krizė, tai trumpas konflikto pakartojimas. Kuo ilgiau kankinote organą, tuo stipresnį spriktą jūs čia gausite. Ir kuo gyvybiškai svarbesnis organas buvo kankintas, tuo gyvybiškai stipresnis spriktas jums čia bus suduotas. Pavyzdžiui, paprasčiausia sloga. Tai kai mums ši situacija smirda, tiek perkeltina, tiek tiesioginė prasme. Aš užuodžiu kažką negero, man čia smirda. Taigi, šios specialios biologinės programos krizė bus čiauduliukas. Skeleto raumenų speciali biologinė programa. Tai jau rimtesnis organas ir rimtesnė krizė. Čia bus epilepsija. Tai kai mes labai norime atlikti judesį, bet kažkodėl tai jo neatliekame, arba mums kažkas neleidžia, ar mes patys savo neleidžiame. Pavyzdžiui, viso kūno epilepsija. Tai kai mes visų kūnų norime ištrūkti iš čia, bet kažkas mums neleidžia, arba mes patys savo neleidžiame. Ir kūnui tai yra konfliktas. Širdies raumens speciali biologinė programa. Širdį ilgai kankinti yra pavojinga. Jūs egzamino čia galite ir nepraeiti. Šiuo atveju jūs gali ištikti miokardo infarktas. Ši speciali biologinė programa širdies raumens yra užvedama, kai mus kažkas staigiai, netikėtai, bjauriai apgauna, su mumis neteisingai pasielgia, bjauriai šlykščiai išduoda. Ir dar, kai mes plus esame labai pavargę ir taip. O jau kerštingasis kepenis iš vis geriau už ūsų netampyti. Jį jūs čia gali panardinti į komą. Kūnas jūs gali panardinti į komą, kai jums reikalingi labai gilūs ir stiprus atstatymo darbai. O tai jis gali atlikti tik labai gilioje vagotonijoje, tai yra labai giliame miege. Mūsų kūnas mus gali panardinti į tokią gilią komą, tokią gilią vagotoniją, tokį gilų miegą, kad mūsų pulsas gali būti nebeapčiuopiamas jokiais medicininiais aparatais. Ir medikai gali pagalvoti, kad jūs miręs. Bet nesijaudinkite, gal dar spėsite atsibusti laiku lavoninėje. Apie kepenis pakalbėsime vėliau, kai nagrinėsime kitus biologinius dėsnius. O čia dabar aš jūs noriu nuraminti, kad kūnui neužtektų resursų atsistatyti, tai yra labai reti atvejai, kai jūs kankinate organą apie 10 metų. Bet netgi tais atvejais galima išgelbėti žmogų. Nes jūs dabar supratote, kad mes galime krizę prognozuoti.
kai mes tampame savo gyvenimo detektyvais ir išanalizavus, kur, kada, kiek ilgai mes ko išsigandome ir bijojome, mes galime prognozuoti tą egzaminą ir jam tinkamai pasiruošti. Ir pagaliau trečias biologinis dėsnis, kuris mums paaiškins, kodėl vieni organai ar audiniai elgiasi vienaip, o kiti kitaip ir kodėl negali būti metastazių. Ką mums sako tas trečias biologinis dėsnis? Ogi, kiekviena speciali biologinė programa yra kontroliuojama tam tikros smegenų dalies, kuri ir valdo visus jos procesus. Šis dėsnis teigia, kad mūsų kūno biologiniai procesai vyksta tiksliai pagal mūsų istorinį vystymąsi. Žinodami ontogenezę, tai yra istorinį jų vystymąsi, galime suprasti, kodėl vienais atvejais auga vėžys, o kitais atvejais vyksta audinio nekrozė, o dar kitais atvejais sustabdomos arba pakeičiamos organų ar audinių funkcijos. Taigi, jokių klaidų nėra, viskas vyksta tvarkingai ir tiksliai. Kaip tiksliai elgsis organas ir audinys jums patyrus šoką, tai yra užvedus specialią biologinę programą, priklauso nuo to, iš kokio embriono gemalo sluoksnio jis išsivystė. Yra 3 embriono gemalai – endoderma, mezoderma ir ektoderma. Endoderma yra seniausias gemalo sluoksnis. Jis mums išvystė gyvybiškai svarbius organus. Ir kai mums nusibodo tik valgyti ir miegoti, užsimanėme daugiau nuotykių, atsirado mezoderma, vidurinis gemalo sluoksnis, kuris mums išvystė organus šiems nuotykiams. Ir kai mes užsimanėme tarpusavėje bendrauti, atsirado ektoderma, kuri mums išvystė organus, kad mes galėtume tarpusavį gražiai bendrauti. Endoderma – seniausias gemalo sluoksnis, iš kurio išsivystė smegenų kamienas ir visi mums gyvybiškai reikalingi organai. Ir kai mūsų užpuola mamutai, kūnas priaugina daugiau ląstelių, kad padidinti organo funkciją ir kad sėkmingai mes pabėgtume nuo tų mamutų. Taigi šie organai visada augina auglius. Taigi paimsime mes kokį nors organą ir išnagrinėsime. Pavyzdys. Inkstų taurelių speciali biologinė programa. Tai skysčių susilaikymas organizme, uremija. Arba dar vadinama inkstų nepakankamumas. Konfliktas. Tai egzistencinis arba pabėgėlio konfliktas. Kai žmogus jaučiasi vienutėlis, paliktas likimo valiai, nemylimas, apleistas, liktas žuvis, išmesta į krantą ir praradusi savo vandenyną. Kūnas kaupia vandenį, kad išgyventi, kol žmogus vėl tą savo vandenyną atras. Pavyzdžiui, tai gali būti, kai žmogus praranda namus, kai yra vandens stygius, kai jaučiasi apleistas ar izoliuotas, jaučiasi paliktas, be resursų, bejėgis. Ir kuo labiau žmogus jaučiasi apleistas, tuo labiau inkstai kaupia vandenį atsargai. Taigi labai dažnai ligoninėse pacientai dažnai pasijaučia apleisti, vieni, bejėgiai ir todėl jiems dažnai ištinka tas staigus inkstų nepakankamumas. Taigi, kūnas priaugina daugiau ląstelių, kad padidinti organo funkciją, kad suteikti žmogui šansus išgyventi. Šiuo atveju sukaupti vandenį ateičiai, kad jeigu jis ilgai bus be vandens, išmestas į dykumą kažkur, kad jis kažkiek laiko galėtų išgyventi, kol jis vėl tą savo vandenyną atras. Ar ne? Mūsų kūnas nežino, kad jūs esate ligoniniai, kad jūs saugus. Taigi kūnas vadovaujasi tik tai jūsų savijauta. Ir pagal jūsų savijautą jisai mano, kad jūs esate kažkur ten išmestas į dykumą, nes jūs jaučiatės labai vienišas ir įjungia šią specialią biologinę programą. Mezoderma. Mezoderma yra vidurinis gemalo sluoksnis, kuris išsivystė po endodermos, kai mes užsimanėme daugiau nuotykių. Iš pradžių jinai dar elgėsi pagal seną modelį, tai yra audinių priauginimas, kad padidini funkciją. Paskiau, kai mamutai išmirė, jinai nutarė, kad dabar taip elgtis nebenaudinga. Dabar naudingiau audinius ardyti, nes mamutai daugiau taip staigiai mūsų nebepuldinėja. Ir paimkime pavyzdį, po vieną labai populiarų pavyzdį. Senoji mezoderma. Audinių priauginimas padidinti funkciją. Taigi, pilvaplėvės speciali biologinė programa. Pilvaplėvės vėžys taip vadinamas. Konfliktas. Ataka į pilvą.
tikra ar įsivaizduojama. Arba grėsmė, žmogus mano, kad su jo pilvu ir jo organais kažkas ne taip. Dažnai dėl baisių diagnozių jums plaučių vėžys. Jūs turite krūties auglį, mes jūs turėsime operuoti. Žmogus jau įsivaizduoja, kad pas jį ten kirminai landžioja ir jį operuos, pjaustys kaip kokį mėsgalį. Taigi žmogus labai išsigąsta, taigi priauginama daugiau audinių, kad atlaikyti ataką į pilvą. O kitas pavyzdys, tai jau naujosios mezodermos pavyzdys. Naujoji mezoderma jau elgiasi kitaip, audinių ardymas, nekrozės, kurių tikslas yra po to atstatyti stipresniais. Pirmiau išardo, kad po to atstatyti stipresnius, kad sekantį kartą susidūrę su šia problema, jūs būtumėt stipresnis ir ją atlaikytumėt geriau. Pavyzdžiui, kaulų speciali biologinė programa, taip vadinama osteoporozė, kaulų masės ir tankio sumažėjimas. Jis gali būti arba lokali, arba bendra. Lokali tai, kai jūs nuvertinate kažkokią vieną savo kūno dalį, ten tik tai vystosi osteoporozė, o generalizuota, kai jūs nuvertinate visą save. Tai yra viso savęs nuvertinimas. Aš daugiau niekam tikęs, aš nieko negaliu. Kūnas ardo kaulų audinį tam, kad jį atstatyti stipresnį ir jūs būtumėt stipresnis ir galingesnis. Ir paskutinis gemalo sluoksnis, naujausiai išsivystęs, tai ektoderma, iš kurio išsivystė didieji smegenų pusrutuliai. Taigi, mes užsimanėme vienas su kitu pabendrauti, paišdykauti. Dievas pasakė, jūsų noras man įstatymas ir sukūrė mums didžiuosius smegenų pusrutulius ir visus organus kartu su juo. Jutimo organai, epidermis, suragėjusios gleivinės, vainikinės arterijos, venos, bronchų gleivinė, gerklų gleivinė, dantų emalis, raumenų inervacija, gimdos kaklelis, alfa ir beta salelių ląstelės, tai čia kasos, tulžies ir kasos latakai. Taigi, čia šoko metu vyksta audinių ardymas, opinės karcinomos, nekrozė, audinių mažinimas arba organo funkcijų pakitimai. Pateiksiu vieną populiarų pavyzdį, kad jums būtų aišku, kodėl ta ektoderma taip keistai elgiasi. Beta salelių ląstelės speciali biologinė programa, hiperglikemija, diabetas 1 tipo. Konfliktas, pasipriešinimo konfliktas arba dar gali būti neigimo konfliktas. Fazė prieš kovą, pasiruošimas kovai. Asmuo priverstas kovoti su kažkuo, gintis prieš kažką, bet mano, kad priešas yra galingesnis už jį. Arba žmogus yra priverstas daryti kažką prieš valią ir tas, kas verčia, yra stipresnis už jį. Taigi, kūnas užtvenkia insuliną, kad kraujyje susikauptų daugiau gliukozės, jūsų raumenys turėtų daugiau jėgos atjungti priešininką vienu smūgiu. Taigi va tokia kūno logika. Tai gali būti ne kažkoks ten žvėris jūs užpuolęs stipresnis už jūs, bet viskas, kas su jumis gali vykti miške, perkelkite į socialinį elgesį. Tai gali būti išsiskyrusi moteris, kuri turės dabar išsireikalauti iš visų tų biurokratų, iš valstybės elementus. Ir jinai jaučia, kad jai tai bus labai sunku padaryti. Tie visi biurokratai yra stipresni už ją. Tai štai kokia ta mūsų kūno logika. Nuoširdi ir paprasta. Viską, ką jis daro, jis tiesiog nori mums padėti. Ir viskas, ką jis daro, turi gilią biologinę reikšmę. Tiesiog jūs gyvenate namuose, o jis gyvena miške. Ir visas jūsų socialinės situacijas jis bando suprasti pagal miško aplinką. Ir pagaliau, tai kodėlgi negali būti tų nelaimingų metastazių? Gal jau supratote? Pirmiausia, arterinėme kraujyje niekada niekas nematė vėžinių ląstelių. Kad jos keliautų per kraują, to niekas neįrodė. Taigi, pagal oficialią mediciną gaunasi, kad vėžinės ląstelės kažkokių stebuklingų, niekam nematomų būdų nukeliauja per kraują į kitą organą ir ten staiga iš auglį auginančio tampa audinius ardančių vėžių. Tokie super vėžiai transformeriai. Jeigu egzistuoja metastazės į kitus organus, tai visuose tose metastazavusiuose organuose turėtų būti randamas tos pačios rūšies vėžys. Toks pat tipas kaip ir pirminėme organe, iš kurio ale metastazavo kiti. Paklauskite savo gydytoją, kokio tipo onkologija čia pas jūs visuose tose organuose. Pavyzdžiui,
Jūsų vaikui ištiko didelė bėda. Jūs dėl jo baisiai pergyvenate. Mano vargšas kūdikėlis. Jūsų kairioji krūtis, jeigu jūs dešinė rankė, pradėjo auginti augliuką. Daugiau ląstelių, kad pagaminti daugiau pieno, nes bejėgiams kūdikiams reikia pieno. Nesvarbu, kad tam bejėgiui kūdikiui jau 30 metų. Jeigu jis jums bejėgis, reiškia, jam reikia pieno. Taigi, tai yra senoji mezoderma, audinių priauginimas. Jūs pamatėte augliuką, išsigandote, nubėgote pas gydytojus, gydytojai dar labiau išsigando. Bet koks nukrypimas nuo normos yra negrįžtama patologija ar baisus vėžys. Supraskite gydytojus, tai yra labai išsigandę žmonės. 10 metų juos gąsdino baisiomis mūsų kūno lygomis. Taigi jūs pradėjo gąsdinti baisią onkologiją ir gąsdinti operaciją. Jūs įsivaizduodama, kai baisiai atrodysite su subjaurota krūtimi, nuvertinote šią kūno vietą kaip niekam tikusią. Kūnas įjungė lokalią kaulų specialią biologinę programą. Šioje kūno vietoje ties krūtimi prasidėjo kaulų irimas, naujoji mezoderma, audinių ardymas. Vaja, medikai pamatė, paskelbė, kad jums metastazavo vėžys į kitą organą ir pradėjo grasinti mirtimi. Jūs išsigandote dar labiau, mirties sureagavo plaučiai. Plaučiai pradėjo auginti daugiau ląstelių, kad pagerinti kvėpavimą, nes mano, kad jūs mirštate. Taigi endoderma ląstelių priauginimas. Gydytojai neteko žado, pradėjo panikuoti ir paskelbė jums jūsų mirties datą. Ir pradėjo jūs šerti chemoterapijom ir morfinais, kad jų diagnozės pasitvirtintų. Nedrįskite nemirti. Jeigu gydytojas jums liepia mirti, jūs turite mirti. Taigi, oficialioji medicina kviečia mums kariauti su savo kūnu, nes jinai mano, ar jai patogu taip manyti, kad mūsų kūnas yra keistai išgyvenusi evoliucijos klaida, daranti kažkokias nesąmonės. Ji mus ištisai gąsdina fašistiniam ląstelėm ir siūlo visą spektrą ginklų su šiais fašistais kovoti. Nuo specialių operacijų iki stebuklingų vaistų už 2 milijonus. Kuo jums labiau jų reikia, tuo brangiau jie pradeda kainuoti. Toks keistas sutapimas, ar ne? Taigi, bet dabar jūs žinote, kad taip kaip pasikeisti gali tik pats žmogus, taip ir išgydyti save gali tik pats žmogus. Laimės nerasite išorėje, laimę galime susikurti tik pačiam. Na, o kuo nusikalto mūsų mažieji mikrobiukai, kad juos apkaltina uždegimų sukelimu? Ogi jie neįtiko tuo, kad daro sudėtingiausias mikrochirurginės operacijas veltui už gražią šypseną. Kaip, kur, kada ir kaip jie čia taip daro, jums paaiškins 4. biologinis dėsnis. Ketvirtas biologinis dėsnis teigia: visi mikroorganizmai dalyvauja mūsų aptarnaujančiais tikslais, simbiozėje su žmonėmis. Mūsų kūno mažieji mikroorganizmai yra mūsų mikrochirurgai, atliekantys sudėtingiausias auglių šalinimo ar ląstelių atstatymo operacijas. Ir tai darantis už ačiū, už gražią šypseną. Tai yra, kai mes įveikiame krokodilus ir atsipalaiduojame. Nes tik tada duodama komanda pas. Pulkite ir sunaikinkite, ką priauginote, nes mums nebereikia dirbti padidintų režimų, mūsų gyvybei pavojus nebegresia, grąžinkite viską į normą. Arba priauginkite, ką nekrozavote, nes problema išspręsta. Manyti, kad mikrobai sukelia uždegimus, yra tas pats, kas manyti, kad gaisrininkai sukelia gaisrus. Čia vėl viskas gražiai ir tvarkingai pagal evoliuciją. Endoderma ir senoji mezoderma, kovos fazė, ląstelių ir auglių priauginimas, atstatymo fazė, darbuojasi mikobakterijos, tuberkuliozės ląstelės, kurios likviduoja šios auglius. Naujoji mezoderma, kovos fazė, audinių ardymas, nekrozės, atstatymo fazė, bakterijos ardo ir atstato audinius. Ektoderma, kovos fazė, ląstelių degradacija, funkcijų pakitimai, atstatymo fazė, virusai, ląstelių atstatymas. Grybai, mikobakterijos, bakterijos, virusai. Ši grandinė atitinka istorinį šių mikroorganizmų vystymąsi. Grybai, mikobakterijos darbuojasi endodermoje ir senojoje mezodermoje. Jie yra seniausi mūsų evoliucijos atstovai.
Toliau atsirado bakterijos ir naujoji mezoderma, todėl bakterijos darbuojasi naujoje mezodermoje. Toliau atsirado ektoderma ir virusai, todėl jie darbuojasi kartu. Taigi mūsų mikroorganizmai yra mūsų kompanionai nuo evoliucijos pradžios. Niekas nėra sterilu gamtoje. Mes esame permirkę jais iki pat ląstelės. Be jų mes kristume negyvi kaip akmenys. Mikroorganizmai gali mums pakenkti tik tada, jei jie nėra mūsų floros dalis. Pavyzdžiui, kai mes kur nors toli išvykstame ir tos aplinkos mikroorganizmai mūsų kūnui yra nežinomi, jam reikia daugiau laiko, kad prie jų prisitaikyti. Arba kai mes lendame į atvirą žaizdą nešvariais nagais ir galime ten prinešti visokių keistų svetimų mikrobų. Arba kai aplinkos natūrali floros pusiausvyra yra pažeista perdėtom dezinfekcijom ir prisidaugina per daug vienos rūšies mikrobų. Arba kai bet kokia intervencija į kūną daroma nesilaikant antiseptinių taisyklių. Taigi, oficialioji medicina ką daro? Jūs ištisai gąsdina ir gąsdina. Baisiais virusais, baisiais augliais, baisiais mikroorganizmais, kurie pasiruošia jūs suėsti bet kur ir bet kada. Tik tie mikroorganizmai kažkaip visada pasirenka tik vieną organą. Tokie kaprizingi išrankus. Žino, kas skaniausia. Vaje, mes radom tą, radom aną. Tyrimai parodė, kad jūsų kūnas išprotėjo. Pradėjo gaminti fašistus. Bet mes jūs išgelbėsim atlikę specialią operaciją. Taigi, ligoninėse jūs vis gąsdina ir gąsdina. Jūsų kūnas jūs vis gelbėjo ir gelbėjo visi jungdamas naują programą, kol jūs išveža kojomis į priekį. Ir jeigu nespėjote atsibusti lavoninėje, jums šakės. Ir kad jums nebūtų šakės, štai jums paskutinis biologinis dėsnis. Visos šios specialios biologinės programos yra tikslingos ir naudingos. Jos susiformavo mūsų evoliucijos eigoje su tikslu mums padėti išgyventi kritiniais mūsų gyvenimo momentais. Kaip jūs suprantate, kodėl kūnas galvoja, kad pas mus kritinis gyvenimo momentas, kai mes smarkiai kažko išsigąstame. Taigi mūsų išgąstis ir mūsų kūno reakcija parodo, kad mes į kažką jautriai sureagavome ir mums reikėtų čia dar padirbėti. Taigi, kiekvienas simptomas turi gilią biologinę reikšmę. Pavyzdžiui, jeigu šioje fazėje jums kyla labai didelis noras valgyti, reiškia, jums reikia kokybiškai gerai pavalgyti, nes kūnui reikia statybinių medžiagų atsistatyti. Jeigu jums kyla noras miegoti, reiškia, jums reikia miegoti, kad kūnas galėtų vykdyti rimtus darbus. Jeigu jums čia kažkas labai skauda, reiškia, šia kūno vieta dabar judėti negalima, vyksta rimti atstatymo darbai ir taip toliau ir panašiai. Jums gali iškilti toks klausimas, o kaip į tą pačią gyvenimo situaciją žmonės reaguoja skirtingai. Vieni sureaguoja, kiti nesureaguoja, vieni išsigąsta, kiti neišsigąsta. Taip tai gali būti. Į tą pačią gyvenimo situaciją žmonės gali reaguoti visiškai skirtingai. Tai priklauso nuo mūsų prigimtinių baimių, nuo mūsų patirties, nuo mūsų vertybių, taip toliau ir panašiai. Aš jums pateiksiu pavyzdį, kada į tą pačią gyvenimo situaciją žmonės sureaguoja skirtingai. Taigi, vyras sužino, kad jo žmona žuvo automobilio avarijoje. Ir skirtingi vyrai gali sureaguoti visiškai skirtingai. Pavyzdžiui, paprastai taip turėtų būti praradimo konfliktas, sėklidžių vėžys. Bet kiekvienas vyras gali sureaguoti skirtingai. Vienas vyras gali sureaguoti neigimo konfliktu. Mano žmona negali būti negyva. Speciali biologinė programa kasos beta ląstelės, diabetas. Kitas vyras gali sureaguoti centrinis savęs nuvertinimo konfliktu. Jei jis tapatino savo vertę su žmona, tai bus speciali biologinė programa stuburo jo asmeninė dalis. Kitas vyras gali sureaguoti teritoriniu konfliktu, jeigu jis žvelgia savo žmoną kaip į dalį savo teritorijos. Taigi, speciali biologinė programa vainikinės arterijos, krūtinės angina. Kitas vyras gali sureaguoti pavojaus iš priekio baimę, jei jis įsivaizdavo, kaip jo žmona pervažiuoja sunkvežimis. Tai bus brachialinė arka, non-Hodgkinso limfoma. Taigi, tik mažas konfliktas be matomų simptomų, jei jam nerūpėjo jo žmona. Taip pat jums galėjo kilti toks klausimas, o kaip čia taip? Vienas ir tas pats organas gali reaguoti kažkaip skirtingai. Ogi taip gali būti ir taip būna dažnai, nes daugelis organų susideda iš kelių skirtingų audinių,
kurie yra susiformavę iš skirtingų gebalų, todėl jie turi kelias specialias biologinės programas. Taigi pateiksiu tai kepenų pavyzdžių, nes pažadėjau kažką papasakoti apie kepenis. Taigi, kepenys turi dvi specialias biologinės programas. Pirma, kepenų parenchimos speciali biologinė programa, kepenų vėžys, endoderma, jis išsivystė iš endodermos. Konfliktas, egzistencinis ar bado konfliktas. Žmogus bijo dėl egzistencinių poreikių, bijo nedarbo, badavimo, skurdo, nemeilės, pinigų, stygiaus, pripažinimo nebuvimą, dėmesio nebuvimą. Kūnas augina ląsteles, kad padidinti funkciją. Tai yra, kad daugiau maisto medžiagų išpešti iš kiekvieno patekusio kąsnio. Ne? Čia yra vienas konfliktas. O kitas konfliktas, tai yra tulžies pūslės ir latakų kepenų ektodermos speciali biologinė programa. Šie audiniai išsivystė iš ektodermos. Todėl tai yra kitoks konfliktas ir jie elgiasi kitaip. Taigi, šie audiniai yra atsakingi už šį konfliktą. Teritorijos pykčio konfliktas ar identiteto konfliktas. Tai yra nesutarimai teritorijoje dėl pinigų, resursų, statuso. Žmogus pyksta ir įsižeidžia, nes jo ribos yra pažeidžiamas ir negerbiamas. Taigi jis labai pyksta, nes jo ribas ištisai kažkas pažeidinėja, o jūs jų brėžti kažkaip niekaip neišmoksta. Kūnas padidina tulžies pūslės ir jos latakus, kad skysčiai greičiau tekėtų, kai žmogus yra labai piktas. Taip jau mus gamta surėdė, ar gamta, ar dievas, ar jėga aukštesnė už mus, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, kad tik mes galime save programuoti, tik mes. Kai mes pradedame melstis kitiems dievams, tai yra klausyti kitų, o ne savęs. Tada ir prasideda mūsų kažkokie nusiprogramavimai. Elkitės jautriai su savo kūnu ir kitais, nes matote, ką grubumas gali padaryti. Įsiklausykite į savo kūną, gerbkite jį ir jis jums neturės pretenzijų.